Sveiki, mėly klausytojai ir žiūrovai. Sveikinamės iš 7 Novaturo tinklalaidės Keliauti kartu lengva laidos. Ir šiandien svečiuose su manimi Dainius Jakučionis, psichoterapeutas. Ir aš labai džiaugiuosi, kad šiandien sutikais apsilankyti ir pakalbėti su mumis, nes vis daugiau girdime apie atostogų psichologinę naudą ir psichologiniai sveikatai gerovę. Tai šiandien Dainiaus ir bandysiu sužinoti iš Dainiaus, kaip čia, ar yra naudos toms atostogos, ar teikia, ar ne. Labas, Dainiau. Labas. Vis daugiau girdime apie atostogų psichologinę naudą. Tikrai atostogos suteikia psichologinę gerovę tam tikrą postūmį į viršų. Tikrai yra žmonių, kuriem atostogos su vaikais nėra atostogos. Tie, kurie labai mėgsta kontrolę, tai jiems sunku šiaip pailsėti. Tos visos baimės dėl oro uosto kyla tik iš nežinojimo. Moksliniai tyrimai yra žmonės. Svarbu yra būti sąžiningu su savimi, kad iš tikrųjų pasakyti, kad ar iš tikrųjų pailsėjau, ar aš noriu pavaizduoti, kad pailsėjau. Labai sudėtinga rasti, kas viešai pasakoja žmonėms tokius kaip ir sudėtingus dalykus labai paprasta kalba. Tai aš dėl to labai džiaugiuosi, Dainiau, kad tu sutikai su mumis pakalbėti, nes tikrai tau labai gerai sekasi pasiekti klausytoją. Dainiaus kaip tik jau klausiau, ar suplanuotos jo atostogos ir kur planuojasi šiemet atostogas, ar yra jau planas? Yra. Jo, važiuosim į Italijos kalnus. Mes šiaip dažniausiai važiuojame į Dolomitinės Alpes, nes mes užsiemam šito, vaikštom po Feratas, kurio reikia ten su apsaugom vaikščioti ir ten ganėtinai aukštai, tai toks, mum nežinau, čia kažkoks užsiėmimas toks, kur gražu, faina, gal kažkiek pavojinga, bet čia nuo jausmo gal labiau žmonėms priklauso, kas labiau jaučia pavojų, kas ne. Ir kiek metų jau taip atostogauja tokiu? Tai 3 metai, man atrodo, bus dabar. Jo, ir taip visai smagu yra. Bet tik vasarą ar ir žiemą irgi keliaujat? Žiemą tai slidinė tik tai nebent. Bet jau žiemą tai būna visai, kur ten tuo metu nusimatom, ten ir nėra taip, kad prisirištum prie kažkokios vienos šalies ar vieno kurorto. Tai gerai, o planas visada yra vienos atostogos vasarą, vienos žiemą ar daugiau tų atostogų trumpų? Šiaip tai daugiau, nėra taip, kad vieną aš nemoku gal tai planuoti, kad tik tai ten ir norisi visą laiką pabandyti daugiau truputėlį turėti, nes yra faina tiesiog atitrūkti kažkiek tai pailsėti, kažkur tai pabūti ne namuose. Tai šiaip jeigu skaičiuočiau, kur daugiausiai atostogauju, tai Nidai. Vis tiek, jeigu visus metus. Jeigu sudeda visus metus, tai Nidai ilgiausiai atostogauju. Kiek pašnekovų tą patį irgi sako, kad jie labai daug laiko leidžia Nidai. O oras irgi netrukdo, kaip suprantu. Ne, aš visą laiką būnam, mes šiaip visą laiką būnam beveik ne sezono metu. Aha, kai jau ten ramiau. Taip. Supratau, tai tikrai ne oro ieškai. Aš džiaugiuosi visą laiką, jeigu būna saulė, Taip. Tai tikrai būna faina, nes tada kitaip matosi tos vietos. Kai aišku ten nėra tos saulės, tai būna, irgi faina. Ten, sakant, žiemą irgi būna kitoks jausmas, jeigu sniego būna čia. Pastaroji žiema buvo tik kažkaip sunkesnė, be sniego jo buvo, tai buvo tokia, kaip ruduo kažkoks tai jautėsi. O ten irgi kažkokius žygio tokius turit nusimatę, kai važiuojat, ar tiesiog ten labiau toks ramesnis pasivaikščiojimas ir pabuvimas? Jo, ten daugiau gal aš kažkiek tai pasivaikštau, bet daugiau toksai ramesnis yra pasibuvimas, tiesiog tai miške pabūti labiau tokiam, pabūti, miške ir su ošimu, gal nes vis tiek tai yra tam tikras tas baltas triukšmas iš dalies, tai jis irgi duoda savo tą tokį komfortą, aš ganėtinai gerai ten miegu tada, tai tas irgi visai, kad tas norisi tiesiog, kad jeigu norisi geriau išsimiegot, tai gal žiūrėk, tada ten pabūti keliom dienom. O tada aš kodėl noriu irgi paklausti dėl planavimo ir trukmių.
Nes labai yra daug tyrimų, kurie sako, kad geriau yra trumpesnės atostogos, bet dažniau didesnė naudą teikia mūsų psichologiniai sveikatai, o kiti atvirkščiai prieštarauja, kad tam, kad atitrūktum ir pilnai pailsėtum, tai reikia ilgesnių, bent jau 2 savaitės, kad pas mus yra valstybė priimta pagal darbo kodeksą, kad 2 savaitės turėtų būti atostogos, tai per tą laiką žmogus pilnavertiškai pailsė. Aš žinau, kad tu irgi apie tai kalbi. Aš manau, kad vėlgi čia priklauso. Tyrimai sako, vėlgi vieni tyrimai vienaip sako, kiti kitaip sako, tai naujesni tyrimai sako, kad užtenka ir trumpiau, 4 dienų šiaip gali užtekti, tai tie žmonės, kurie pasiema tokį ilgai savaitgalį ir turiningai praleidžia laiką be alkoholio, galima ten kažkiek, gal ten, gerai, vyno taurė ar ten alaus butelis kažkoks, tai dėl kažko tai, bet jeigu tai vyksta kaip kažkoks, nežinau, šventimas visą laiką, ir nedamiegojimas, tai čia nėra poilsis. Čia yra bandymas pabėgti nuo kažko galbūt labiau negu kad pailsėti, nes poilsis tiek yra susijęs su tuo, kad aš atitrūkstu nuo darbo. Tai taip, su to alkoholiu atitrūkstu nuo darbo, bet ar kūnas nuo to pailsė, tai aš netikiu to. Tai 4 dienas yra tas, kur gali būti tas laikotarpis, kada tikrai gali pailsėti žmogus, ypatingai jeigu jis padaro tam tikrus, tam tikrų būdų atostogauja. O kaip tada su tais, kurie nori ilgajam savaitgalį kažkur išskristi, būtinai pakeisti aplinką? Aš savo aplinkoje netgi turiu žmonių, kur sako, aš vos kertu Lietuvos sieną, nesvarbu, ar tai būtų Latvija ar Lenkija kaimininė, sako, iškart man persijungi į atostogų režimą. Tai, bet kitiems ta pati kelionė, susiruošimas, nes oro uostas, stresas, pats kelias, jis irgi tam tikrą nuovargį duoda. Tai ar gali žmogus per tą ilgai savaitgalį tokiu būdu irgi pailsėti, net su visais skrydžiais? Gali, bet svarbu yra, kaip čia dabar šiuolaikinis sako, jaunimas neapsikrauti. Tai, ir čia tiesiogiai gali būti šitoj situacijai. Daiktais? Taip, daiktais neapsikrauti, nes tada jeigu tu keliauji tik tai su kažkokia kuprinė nedidelė, tai tau nereikia priduoti bagažą, nes kad neturi jaudintis dėl to, kad ar atvažiuosi laiku, nelaiku, ir tu gali tada ilgiau truputėlį pamiegoti, galbūt jeigu ankstyvas skrydis. Kitas dalykas, kad tu iš karto gali, jeigu tik su lengva kuprinė, iš karto iš oro uostų gali jau tyrinėti. Tau nebūtina rūpintis, kur tos daiktus padėti. Nereikia važiuoti į viešbutį ir sakyti, gal galite palaikyti mums daiktus iki čekino, nes mes neturim kur juos dėti. Ir tai sukuria jau tam tikrą įtampą. Ir kitas momentas yra dar su žmonėm, kurie labai mėgsta kontrolę. Tai tie, kurie labai mėgsta kontrolę, tai jiems sunku šiaip pailsėti. Nesvarbu ar savaitę. Jo, tai čia yra kažkaip, manau, kad yra ta dalis, kur tiesiog reikia atsipalaiduoti. Taigi nieko neatsitiks, jeigu mes atvažiuosim ten ne 3 valandas į oro uostą prieš, o užteks 2, o gal ir o šiaip ir valandos užteks, nes nebent ten force majoras bus ir ten eilės bus kilometro, nes kažkodėl 55 užsakomieji skrydžiai bus, ne tuo metu, bet kitaip nebūna dažniausiai. Tai tas atsipalaidavimas kažkiek jisai turėjo turbūt ir su tuo susijęs. O planavimu, man atrodo, vėlgi, kas kaip nori. Jeigu žmogus nori labai stipriai viską suplanuoti, tai taip, jam ta savaitgalio kelionė gali patapti tokia truputėlį sunkesnė, vien tik dėl to, kad jisai viską nori sudėti ten minučių tikslumu. O kiti, kaip, nežinau, aš darau, tai tiesiog mes atvažiuojame ir tada pažiūrėjau, kaip mes galim čia nueiti. Ar mes norim kažkur eiti, gal mes norim atsisėsti ir pagerti ten, nežinau, arbatos ir suvalgyti bandelę ir vėliau sugalvoti ten tuo pačiu metu pasidėti internete ir ten greitai susirasti, o šiandien gal eikim ten, arba ten, o gal tiesiog pasivaikščiokim. Tai čia ir nuo to, kiek žmogus nori sukontroliuoti tai, nes manau, kad kuo labiau nori sukontroliuoti, tuo jam yra sunkiau atsipalaiduoti, nes atsipalaidavimas yra tas truputėlį kontrolės paleidimas. Galima, aišku, aš manau, tada perduoti tam, tie, kurie labai mėgsta gal kontroliuoti, jie gali perduoti tą rūpestį, pavyzdžiui, kelionė agentūrai. Tiesiog tegu jie viską suorganizuoja, o aš žinosiu, kad jie padarys. Aišku, tie, kur hiperkontroliuoja, jiegi blogai padarys, aš geriausiai žinau, kaip bus, ką jie tengi nežinogi. Bet čia yra tas tokių žmonių, man atrodo, yra mažuma, tai ir jie yra kartais konfliktiški, tai aš su jais net nedirbčiau, aš sakyčiau, kad gal jūs patys organizuokite arba atiduočiau kam nors kitam. Nes paaiškintų tada, kaip ką daryti geriau. Taip. O tai galim tada
išvadą aš girdžiu tokią iš tavęs, kad jeigu esi ganėtinai spontaniškas žmogus, moki dalykų žiūrėti lengvai, tai tu gali pailsėti iš tikrųjų labai per trumpą laiką. Jeigu moki spontaniškai keliauti. Bet čia vėlgi, kaip žmogus susidėlioja tą, nes šiaip žmogus tikrai gali pailsėti bet kuriuo metu. Viskas jo galvoje yra tik tai. Tai kiek jisai leis savo ilsėtis, tiek jisai pailsės. Jeigu kažkas tai negali savo leisti normaliai pailsėti, tai jis ir tada nepailsės. Kaip jam pailsėti, jeigu jis vis laik turi jausti įtampą, kad čia kažkas negerai, čia tas, bet čia dabar autobusas vėluoja, čia 5 minutės, mes dabar nespėsim ten nuvažiuoti tuo laiku, o ten tuo metu bus kaip tik kažkas, aš nežinau, ar norėčiau su tokiu žmogu važiuoti iš viso atostogauti, nes man būtų stresas didžiausias nuo to, kad jisai stresuoja dėl to, kur nereikia nieko stresuoti. Bet tokie žmonės irgi nori atostogauti. Tai aš jiems sakyčiau, kad jiems reiktų ilgesnių atostogų, kad jie iš tikrųjų įsivažiuotų. Nes kai kurie tai taip, bet kaip ir tu sakei, kerta sieną ir viskas. Tarsi, kai kurie ateina į oro uostą, jie jau atostogauja. Nes jiem jau viskas, jie jau jaučiasi, kad jau ten kažką tai veiks, jau ten knygas skaito tiesiog, ar ten gulinėja ten kažkur. Nes jau jiem atostogos prasidėjo. Tai aš manau, kad mes su galva turim kartais biškį pasitarti su savo, kad kaip čia mes geriausiai galėtumėm padaryti. O dėl oro uostų, kaip paminėjai, iš tikrųjų, oro uostas tai ta vieta, kuri vieniems kelia stresą, kur nespėsiu, nepasidarysiu, čia nežinau kur eiti, dar jeigu kalba nešneku užsienio, tai iš vis kaip čia. Dar kita yra skrydžio baimė, o kitiems tai tikrai oro uostas, romantika ir kaip smagu. Bet kaip su tom skrydžio baimėm ir to visų, gal yra kažkokie patarimai praktiniai žmonėm, kurie iš tikrųjų turi tą padidėjusių stresą dėl kalbos barjero, dėl skrydžio baimės, dėl tų visų organizacinių dalykų. Aišku, kelionio organizatorius ar kelionio agentūra čia gali tikrai pagelbėti, bet vis tiek oro uostą pačiam reikia nuvažiuoti, skristi irgi. Tai yra turbūt, kad skirtingos problemos ir skirtingi sprendimai. Be abejo, jeigu mes žiūrėsim į skrydžio baimę, tai ten viskas priklauso nuo skrydžio baimės intensyvumo. Ir yra tam tikras intensyvumas, kuris neleidžia žmogui išvis skristi ir jis renkasi tada geriau važiuoti, neskristi, nes tai yra aukščiausia baimės forma. Yra tada žemesnė, kur tiesiog didelį nerimą jaučia lėktuve ir prieš kelionę ir tada dar nusileidus kažkurį laiką. Ir tada kiti, kur tiesiog kylant lėktuvą jiem kyla nerimas, bet jau po to jie nusiramina. Nes taip pasižiūrint, tada skirtingos strategijos visiems būtų. Jie, kurie visai negali skristi, tai aš sakyčiau, kad tai yra vis dėlto jau su psichoterapija reikėtų pradėti žaisti tą dalyką. Ir dirbti, nes tą galima įveikti, ypatingai jeigu žmogui yra svarbu ir vertybės yra kažką pamatyti, keliauti, sužinoti, domėtis, arba ten darbas verčia, pavyzdžiui. Tai jam tada jau reikia to. Jeigu yra kylantis didesnis nerimas tuo metu lėktuve, tai yra kelios strategijos, kas gali padėti. Tai be abejo, viskas atsitinka ta, kad žmogus pradeda hiperventiliuoti. Jisai išsigąsta ir jisai pradeda dažniau kvėpuoti. Dažniau ir negiliai kvėpuoja. Tas sukelia dar didesnį baimės jausmą ir dar labiau širdis plaka ir tada dar vystosi visas tas toksai užburtas ratas. Tai vienintelis dalykas, ką žmogus gali daryti, tai jis tiesiog lėtinti savo iškvėpimą. Ir nieko daugiau nereikia daryti, jis tiesiog turi lėtai iškvėpti. Ir vis tiesiog iškvėpti lėtai. Bet būtent iškvėpimą. Taip, nes įkvėpimas jau koks taip ten gausias. Aišku, gali būti lėtas įkvėpimas, lėtas iškvėpimas, bet mums yra svarbu prailginti iškvėpimą. Taip toks vienas. Kitas dalykas gali būti, kai žmogus bijo, jisai gali tiesiog savo taip pat daryti per kelius. Tiesiog tai yra, arba per kelius, arba gali taip paimti ir taip. Tiesiog tai yra, vadinate, kaip bilateralinė stimulacija iš EMDR terapijos, nuima truputėlį tą tokią įtampą didesnį, žmogus gali taip tiesiog daryti. Tai nėra kažkokia... Lengvien. Jo, tiesiog lengvien. Tiesiog, kad tiesiog būtų bilateralinė, tai reiškia, kad vienoje pusėje stimuluoja ir kitoje stimuluoja. Taip, tiesiog paeiliui. Ir tai toks gali būti ganėtinai toksai greitas. Ir kai mes galvojame apie tai, kad aš bijau dabar skristi ir man yra baisu, ir man iškyla kažkokie tai vaizdiniai, aš tiesiog tą darau ir po kažkurio laiko gali
mums taip sumažėti, bet tuo pačiu būtų gerai ir kvėpavimą tą lėtinti. Ir čia yra turbūt visi patarimai, daugiau nėra. Tiesa, žmonės, kurie labai logiški yra, tai jie gali tada pradėti logiškai galvoti ir klausti savęs kokių minčių, bet dauguma žmonių į tą logiką jau nebekreipia dėmesį, jiem yra emocija ir jie tada išsigąsta labai. O tie, kurie turi labai loginį protą, tai jie tada taip sako, jo, bet čia yra labai saugu, ten viskas tvarkoja. Ir jeigu jam veikia, viskas tvarkoja. Nes kitu atveju tai yra emocija ir mes su emocijomis tiek turim tvarkytis kitais būdais, ne, kad tik tai bandymus savo paaiškinti logiškai, kad va, žinai, čia nieko neatsitiks, nes lėktuvai saugiausia transporto priemonė. Statistika tokiu momentu, kai baimė veikia, tai tikrai ne. Nes žmogus tiki savo pojūčiais. Jis labiau tiki savo pojūčiais, o ne savo mintimis. Ir jam pojūčiai sako, kad yra pavojus. Ir kadangi yra spaudimas krūtinėje, širdies ritmas didesnis, tai jam atrodo, kad iš tikrųjų yra pavojus. Ir jis to tiki, jis taip interpretuoja. Nes kitose situacijose taip ir pasijaučiu. Tavrasme, jeigu aš einu per perėją ir staiga pravažiuoja mašina, man didžiulis, tavrasme, yra antplūdis adrenalino ir čia didžiuliu suspaudžia ir tai didžiulė baimė yra. Tai tas jausmas yra nesumaišomas su niekuo ir dėl to skrydžio metu irgi tas pats buvo. Man tai tik labai džiugu girdėti, kad vis tik tai yra pataisoma ir galima su to susidoroti, netgi turint tą labai didelę. Aišku, reikia į tai ir investuoti ir laiko, ir pastangų. Jo, šiaip išgydo tai tiesiog dažnas skridimas. Dauguma žmonių tiesiog jie dažnai, kadangi kai pradeda dažnai skristi, jie tiesiog... lūžio taškas. Taip, nes jie turi išbūti, jie negali pabėgti. Didėja baimė tada, kai mes bandom kažką daryti ir padengti, įsivaizduoti, kad kažkas padės. Alkoholis, kažkokie ritualai, jeigu aš darysiu kažkokį ritualą, tai gal man taip nebus. Tai visa tai mus dar labiau, gąsdina, nes smegenys patiki, kad iš tikrųjų tikra. Aš tiesiog bijau dėl interpretacijos kažkokios ir viskas. Tai nėra tai, kad yra pavojus. Plus jeigu ir būtų pavojus, tai šakės. O su ta oro uostu visų stresų kylančių, kai tau reikia pagalvoti, gal kartais, nes mes kai kalbėjom, tai kalbam, kaip tarkim skrenda suaugusių žmonių kompanija, bet kai yra vaikas, tai sutikim, girdi tikriausiai ir tu savo aplinkoje, kad yra daugiau to papildomo pasiruošimo, daugiau to streso, nes tada reikia... Anksčiau reikia tiesiog viską pradėti daryti. Tai čia pagrindinis, kaip susitvarkyti. Čia realiai tiesiog anksčiau reikia viską pradėti daryti ir užsitikrinti, kad vaikai nepasimestų. Tai aš manau, čia tiesiog pora dalykų labai paprastų. Viską reikia anksčiau pradėti daryti, anksčiau atsikelti, anksčiau pradėti ruoštis, nes su vaikais viskas užtruks, dar reikia suprasti, kad ir patys galbūt tėvai pradės stresuoti dėl kažko. Tai ir pačiam oro uoste irgi, vaikam, ypatingai jeigu pirmą kartą skrenda, tai viską paaiškinti vaikams, kas bus, kodėl bus, ką čia darys, kodėl čia reikia eiti per tą arką kažkokią, tai ir čia tu supypsi ten, ir ten, kodėl mums reikia tas daiktus išimti, o netyčia, jeigu ten staiga supypsi, kad jis dabar tikrinamas bus. Tai dabar aš mačiau labai gražiai, man atrodo, ir Lietuvoje, man atrodo, buvo, kad vaikui. Taip. Jie atrodo keista, kaip čia vaikas, bet, ir tikrinai, tada atėjo moteris, taip labai žiūrėk čia, bet tai padaryk taip rankys. O, žiūrėk, aš čia paliesiu tau. Ir tai paaiškina labai draugiškai, tokio be nesukūrė jokio tokio kažkokio tai baimės jausmo, kad tu čia kažką blogai padarei. Nes mes bijom, kad mes kažką blogai padarėm. Čia dar kažką, toks, kur kartais būna tikrintai, tokie baisus, kur tipo. Dar uniformuoti dažniausiai, tai irgi vaikų kaip ir įdomu, bet ir baisu. Taip, o tai su vaikais yra tas, kad jiem yra įdomu daug kas. Tai jiems su to įdomumu reikia ir eiti. Reikia ir važiuoti vis laik su to įdomumu, kad važiuok, čia tas, ir jie gali klausti, bet jiem reikia daug ir paaiškinti, nes jeigu pirmą kartą, lygiai taip pat ir su suaugusiais, jeigu pirmą kartą skrenda ir jie vieni pirmą kartą skrenda, jiem bus didelė baimė, nes jie niekada to nedarė, jie nežino, kokia yra patirtis. Kas labiau logiškas ir taip šaltesnis, tai tada jiem taip, bet jeigu kas, aš vis laik galėsiu kažko paklausti. Ir tada jie nusiramina, o yra žmonių, kurie negali klausti, nes jie man ten savivertę kažkoks, kaip aš čia klausiu, kai aš suaugęs, kaip aš čia dabar paklausiu. O kaip aš paklausiu, jeigu aš nemoku kalbos? Taip.
Nu, tai dabar yra nebe problema, dabar yra, tarsi, visi ten vertėjai telefonuose ir tikrai įmanoma viską padaryti ir paklausti ir susišnekėti ir ten tikrai, nebus jokios problemos. Tik tai, kad reikia žinoti, kad tokios priemonės yra. Taip. Ir aš manau, va, tos visos baimės dėl oro uostų, kad nerasi dar kažką, kyla tik iš nežinojimų. Skrydžio baimė, ten kitas dalykas, ten tiesiog yra, dėl patirties kartais baimė kyla, bet visas kitas baimės yra tik tai, kad nežinau. Pirmą kartą praeinu ir tada, nebuvo tai baisu, nebuvo tai blogai, viskas tvarkoja, aš galiu išgyventi. Tai ir po to būna jau lengviau. Iš tikrųjų, domėjimasis gali labai palengvinti gyvenimą ir tas pačias atostogas. Taip. Ir kartais reikia, ir bet vėlgi, čia priklauso kaip kas keliauja. Jeigu keliauja kažkas savarankiškai, vėlgi, ten, jeigu nepasižiūri, kuriam oro uoste, pavyzdžiui, ten Londonas, ten 3 oro uostus, dabar, tai tiesiog jeigu pasižiūri, tada, kad skrydis ir nejungiamasis, o reikia keisti oro uostą. Ir tai kas čia yra pakeisti oro uostą? Ir supranti, kad ten yra 1,5 ar 2 valandas tarp tų oro uostų, tai jeigu nežinojai to, tai blogai. Aišku, man atrodo, kad daugumą atveju tai ten yra dabar tos programėlės, su kuriamis perka žmonės bilietus, ten vis laik įspėjama ir parodoma, kad ar tikrai atitinkamas laiko tarpas bus pakeisti skrydžiui. Tai viskas yra dabar daug lengviau, aš manau, anksčiau ten prieš 20, 30 ar 40 metų tikrai buvo sunkiau ir baisiau. Dabar tai ten visi visur nori padėti, visi paklausė, pasakys ir viskas bus tvarko. Bet tas pati prisimenu situaciją ne tik su persėdimu oro uoste, bet labai dažnai būna situacijų, kur oro uostas yra tikrai toliau už miesto, o kai miestas didžiulis ir visi nusiperka savaitgalį pigius bilietus kur nors, Paryžių tarkim. Ir su minimaliu biudžetu sako, bet būsiu Paryžiui, kažkaip sugalvosiu, kur nakvoti, tikrai tiesiog gribi. Ir tada supranta, kad nuvykti į Paryžius yra ir geras gabalas kelio ir dar labai daug kainuoja. Jo. Man taip su Milanu pačiai kažkada buvo. Tai, taip, čia žinojimas vėl šitą vietą ir pasidomėjimas daug. Jo, tai pigūs skrydžiai yra visą laiką tokia iliuzija, karas, tai pigūs skrydis ir mūsų draugai sako, tai čia pigūs skrydžius radom, bet reikės 2 dienom biškai anksčiau. Ir aš galvoju, tai kaip čia pigumas yra? 2 dienas reikės susimokėti toj šaly, tai galvoju, kaip ir čia maistas, ir apgyvendinimas, ir viskas kainuoja. Ir tas toks kartais nesusivoki tą, kad, mes ant skrydžių sutaupėm labai pigų skrydžių. Jo. Bet atostogų metu, kad ilgesnis atostogos tiesiog ir viskas. Tai dėl ilgesnių atostogų viskas tvarkoja. Aš dėl to labai džiaugiuosi, kai tokios situacijos būna, mes tikrai pasijuokėm visi iš jų, bet aš labai džiaugiuosi, kai organizatoriaus nėra visas paketas ir yra paketas, kur tau iš tikrųjų ką susimoki, tai jau žinai, ką tu turi ir tau nereikia to rūpintis. Tai iš šitos pusės, kai man sako, bet tai ten matyk, kiek skrydis kainuoja į tą pačią šalį, kur jūs siūlot. Sakau, tai kad tu ne tik skrydį perki, nes mes ir prieš tai su Dainiumi jau apie bagažo kainas kalbėjom, kai nori pasimti, nežinau, ne tik kuprinytę, mažą, bet, atsiprašau, merginom irgi dažniausiai daugiau daiktų atostogoms reikia, o jeigu dar su vaiku, tai kainos yra didelės. Taip. Šitoje vietoje tikrai. Jo, tai čia tiesiog, kai žmonės, dabar tai viskas šiais laikais interneto galima patikrinti viską greitai ir susivokti, paskaičiuoti. Dirbtinis intelektas yra, kuris gali padėti pasiskaičiuoti išlaidas ir suvokti, kad sumokėsiu pigiau už skrydį į tą oro uostą, bet kelionė man bus daug brangesnė iki miesto centro, kur aš norėsiu gyventi ir tada, tai kodėl man ten reikia pirkti, gal aš galiu tiesiai ten pirkti, kur bus patogu ir aš galėsiu vos net ten su vietiniu autobusu nuvažiuoti, kur ten kelis eurus kainuos. Tai. Bet čia yra, man atrodo, tik su patirtim ateina tas, kai jau nusvyli, tada supranti. Čia Stokholmas turi tą tokį, kad, yra ekspres traukinys, kaip gerai, 18 minučių nuo oro uosto. Jo, bet kažkaip brangiai kainuoja. Žiūriu, kad už traukinį gali sumokėti daug brangiau negu už skrydį. Tai. O skrydis, taigi toks pigus buvo, pasiskaičiuoja finale ir apgyvendinimas, Stokholme labai brangus yra. Jo, tai tas toks, yra. Gal kai kas iš tikrųjų, kurie jaunimas arba vis tiek žmonės, kurie avantiūristai yra, gali leisti savo tokį žaisti žaidimą iš tikrųjų, kad aš pamatysiu, žiūrėsiu, kas gausis.
vat vietoj susirasiu, kur gyventi. Gal kažkaip tai ten pavyks kažkur paskutinės minutės kažkoks pasiūlymas ar dar kažkas, tai ar ten, nežinau, pasiprašysiu pas kažką pernakvoti, ar ten eisiu į klubą ir tada miegosiu parke ant saliuko, nes, kažkas yra taip daręs, kad nereikėtų. Iš savo patirties? Ne, man pasako, aš tai taip nesu. Nors... Ne, man atrodo. Aš panašią patirtį. Aš traukinyje esu miegojęs, kad važiavau traukiniu ir tada miegojau ir tada labai anksti atvažiavau ir dar turėjau laukti skrydžio, tai tada, man atrodo, buvau prigulęs parke, nes buvo labai anksti. Čia kaip ir sakai, su amžiumi ateina, man irgi panašiai traukinių stotį yra tekę miegoti, nes galvoju, kad čia porą valandų pamiegoti tik tai. Taip, ten pasirodo, kad ne vienas esi toks sugalvojęs, kuris pamiegos. Pasirodo. Kaip yra su... Tuo, tą gerąją pusę, ką atneša iš tikrųjų kelionės ar poilsis bendrai, na ir atitraukimas galbūt ir kitą kultūrą pažinti, ar yra ta nauda tokia didelė, kaip sakykime, daug dabar kas remiasi tuo, sakant, kad man reikia pailsėti ne tik fiziškai, tiek ir psichologiškai. Tai ir tos atostogos yra susijęs su ta psichologinė gerovė. Taip, yra. Tarsi tikrai atostogos suteikia psichologinė gerovė tam tikrą postumį į viršų. Žmogus jaučia mažiau įtampos, yra mažiau išsekęs, jisai labiau atsipalaidavęs ir ta visa bendra gerovė yra geresnė. Netgi yra skaičiuojama, kad jeigu įmonėje yra normali atostogų praktika, tai ir kaip bendruomenė įmonė irgi geriau jaučiasi, jeigu jie visi, turi tą reguliarias atostogas ir žmonės pailsi. Tai netgi tą žiūri, kad klimatas irgi keičiasi, lyginant su tais, kurie neturi atostogų ir tada pradeda jausti tokią įtampą. Atostogos ir buvo sukurtos tam, kad pailsėtume nuo darbo, nes atostogos vadinasi pailsėti nuo darbo. Jeigu žmogus nedirba, jam nereikia atostogų, jis visą laiką atostogauja dažniausiai, bet tam, kad mes galėtume tikrai pailsėti, mes turime atsiriboti nuo darbo, nes jeigu žmogus išvyksta į atostogas ir pas jį visą laiką telefonas skamba, tai jisai nesylisi, moksliškai įrodo, kad tai nėra poilsis, nes vienintelis stiprus labai įrodymas, kodėl žmogus galėtų pailsėti, tai jeigu jis visiškai atsiriboja nuo savo darbo. Iškis neatsiliepia jokius telefonus skambučius, jisai nesėdė prie kompiuterio, jisai tiesiog būna tame veiksme, kuris vyksta. Yra dar keli elementai, kurias turbūt svarbu yra paminėti tam, kad geros atostogos būtų žmogus iš tikrųjų pailsėtų, tai vėlgi fizinė veikla. Atostogose turima fizinė veikla, jinai irgi prisideda prie gerovės, pasirodo, kad žygiai mūsų prisideda, aišku, jeigu nebūna per stiprus kažkokie tai, bet taipogi derinti reikėtų ir su relaksacija. Ir man atrodo, tas slidinėjimas yra tikriausiai vienas iš tų pavyzdžių geriausių, nes žmonės ten žiemos metu vis tiek temsta anksti ir dažniausiai keltuvai užsidaro ten 5 vėliausia, tai tada grįžti namo, ten į tą viešbutį, tada yra kažkoks tai dušas, ten spa, pirtis, dar kažkas tai. Tada jau ten relaksuoji, tada vakarienė, tada miegas ir tada vėl varai ten slidinėti. Tai tada fizinis su tuo tokiu visišku nieko neveikimu, jisai padeda atsipalaiduoti ir pailsėti dar geriau. Ir dar kiti elementai, kurie yra svarbus, mažiau biški svarbus, bet taipogi yra svarbus ir jeigu mes norime tikrai suderinti, tikrai galime tą padaryti. Tai pavyzdžiui, meistriškumas, tai yra kažko tai išmokimas naujo, tai gali būti su fizinė veikla susiję, kaip aš gerinu savo slidinėjimo įgūdžius, tai gali būti, pavyzdžiui, pažintinės kelionės, kurios kažko tai mokausi, galbūt aš galiu važiuoti mokytis ten maisto gaminti, ten ragauti vyną ar kažką tai tokio, kur aš kažką tai išmokstu, aš pasijuntu, kad kažkas tai su manim pasikeitė. Ir dar tam tikra autonomija arba kontrolės jausmas atostogose. Ten, kur aš galiu spręsti, ką aš veiksiu per atostogas. Ir pavyzdžiui, tikrai yra žmonių, kuriem atostogos su vaikais nėra atostogos. Nes jie negali pailsėti, nes jiems reikia visą laiką žiūrėti vaikus. Tai yra tas, kad jie tiesiog tai, ką daro namuose, perkelia į kitą vietą. Nes vis tiek reikia žiūrėti tos vaikus, kurie ten laksto, kad jie ten net prisitrenktų, kad jie kažko nekištų į burną. Tai kartais būtų gerai pagalvoti, kaip būtų galima pailsėti ir be tų vaikų, kad vaikus, jeigu yra galimybė atiduoti kažkam, tai ten seneliam tikriausia, ten dėdant tetom, kurie nori pasimti juos.
Aš galbūt be abejo, tai jeigu yra galimybės, jeigu nėra galimybių, tai nėra galimybių. O yra žmonių, kurie geba su vaikais patostogauti, nes jie tiesiog taip susiorganizuoja tą laiką. Pavyzdžiui, mano draugai turi tokias atostogas vaikams, kur daug žmonių susirenka ir daug vaikų. Taip. Ir tada yra tai, kad kažkas su tais vaikais, pavyzdžiui, būna, jie ten kažką turi, žygius, pavyzdžiui, žygius tik su vaikais, vaikšto visi tėvai su vaikais, bet būna tai, kad ta vaikų grupė kažką tai veikia, o tėvai tada varo savo, kažką daro, jie ten vaikščioja, žygiuoja, ilsisi kažkaip, tai jie tada gali irgi pailsėti. Tai irgi nuo žmogaus šiaip tai realiai tik tai galvos priklausys, kaip jisai gebės visą tą padaryti. Nes kai kurie nesugeba atsipalaiduoti dėl to, kad čia vaikai staiga susipurvins, ar čia juos važiuoja čia prie Italijos ežero, taigi čia reikia gražiais rūbeliais, visi tokie, o vaikai ten nori po balas lakstyti, ne? Nu ir tu turi gaudyti kontroliuoti, bet jeigu leistum, tu tegu lakstum, o kas čia tokio, taigi jie atostogas ir jie atostogas, tai tegu būna, daro jie, ką nori tie vaikai. Svarbu, kad būtų saugus ir viskas, bet viso kito kaip ir nereikia. Tai apibendrinant yra tas, kad keli elementai. Tai yra, kad mes turime visiškai atsiriboti nuo darbo, turi būti kažkiek tai fizinės veiklos, gali būti meistriškumo šalia, kad mes kažką tai norėtume išmokti. Atsipalaidavimas irgi toksai, kad galėtumėm panaudoti tokį sėslumo. Toks, kad aš nieko neveikiu. Tai ar ten, pavyzdžiui, galiu prisėsti kaviniai ir praleisti valandą kaviniai žiūrėdamas į žmonės. Ir ten valgymas bandelę, gerdamas kavą ar tam kas ką nori gerti. Tai irgi yra atsipalaidavimas, nes aš neturiu kažkur bėgti, skubėti ir taip toliau. Ir taipogi tas pats, kad aš galiu kontroliuoti. Nes ir va čia jau yra žmonės, kuriem tinka, o yra žmonės, kuriem netinka. Pavyzdžiui, man tinka, man draugai sako, važiuojam ten, gerai. Nes man yra smalsumas, noras atrasti ir aš galvoju, galiu daryti tą. Kai kam bet man nepatinka tas, aš noriu kažko kito. Tai va čia yra ir žmonių toksai bendras, kad kaip jie jaučiasi ir kaip jie gali tą padaryti. Taip, o aš galvoju, keli klausimai man čia kilo tau bekalbant. Tai, su veikla ir kaip vertini tas atostogas, kur sako, tikrai daugelis žmonių sako, kad bent kartą per metus jiems reikia atostogų tiesiog gulėti prie baseino ar prie jūros, ant gulto, gurkšnot, nueit pavalgyti ir kartais skaityti knygą, kartais tiesiog nieko neveikti. Ir sako, man savaitės bent jau reikia tokios pilnai, kad atsigaučiau, nes tikrai tavo darbė nuolatos girdime užklausų, man reikia nieko neveikti. Tai jeigu žmogus dirba fizinį darbą, tai iš tikrųjų jam reikia nieko neveikti. Tai irgi tikrai... Gali būti. Aš cituoju tik tai mokslinius tyrimus, yra žmonės, vėlgi, yra moksliniai tyrimai ir yra žmonės. Ne? Tai tas kiekvienas individas, kažkoks individas, jeigu jis galvoja, kad jisai pailsi, tai viskas tvarkoja. Tik svarbu yra būti sąžiningu su savimi, kad iš tikrųjų pasakyti, kad ar aš tikrųjų pailsėjau, ar aš noriu pavaizduoti, kad pailsėjau. Aš nežinau, ten tas, kas ten kepa ir skrunda ant tos saulės savaitę ir grįžta ten, nežinau, kokios jau tos spalvos. Ar jis pailsėjo? Gal pailsėjo, aš nežinau. Gal pailsėjo, bet vėlgi yra žmonės, kurie galbūt sako, aš noriu tiesiog pagulėti, nes jie neturi fantazijos. Arba jie turi, pavyzdžiui, fizinius apribojimus. Tai kartais jie tiesiog nežino, kad gali kažką kitą daryti, kur mažiau vargs, bet daugiau pamatys. Čia yra labai įvairių žmonių. Kai kurie turi tiesiog savo įsitikinimą, kad yra taip, o ne kitaip ir jūs nieko neįkišim jam. Tai gal man toks yra, aš nesuprantu, aš galiu paskaityti knygą, bet aš galiu ir vakare paskaityti knygą grįžęs ten po žygio, jeigu dar norėsiu, gal tik labai norėsiu pažiūrėti kalnus tos pro langą ir viskas, o ne skaityti dar knygą. Tai... Šiaip tikrai labai įdomu ir visas tos sudedamosios dalės, nes ir patirtis, kaip pasakei, kažkoks meistriškumas irgi dabar tikrai ir mes pastebime, kad išauga poreikis kažkokios autentikos, kažkokios veiklos, kažko naujo išmokti. Tai aš tai labai džiaugiuosi, kad tai padeda gerai pailsėti, vadinasi, galima toliau rekomenduoti dažniau. Nes įspūdžiai yra. Įspūdžiai. Šiaip jeigu žmonės pastebėtų save, jie vertina laiką, kaip greit laikas bėga. Ir jie tada vertina subjektyviai, nes tai yra reliatyvu. Kuo yra daugiau įspūdžių, įsivaizduokim lygtis, kad tai yra kaip kokia nuotraukų galerija.
Ir jūs, keliauja žmogus per kažkokias tai vietas ir jisai mato labai daug skirtingų vaizdų ir jam viskas yra nauja. Ir jis savo smegenyse daro nuotraukas. Ir didelė nuotraukų galerija. Ir atrodo, wow, tokia nuotraukų galerija. O staiga gali žmogus gulėti vienoje vietoje ir jo nuotraukų būna, tiek. Ir jis gali sakyti, labai greit diena prabėgo. O tas, kuris matė tiek ir patyrė daug įspūdžių, gali sakyti, kad man jau savaitę prabėgo. Ir jis po 3 dienų sako, aš jau pailsėjau. Nes jis turėjo labai daug naujos patirties ir jis visiškai atsiribojo nuo to, kas jam buvo ten, nes kodėl yra svarbus tie įspūdžiai, nes kad visiškai atsiriboti nuo mąstymo, mes turime pakeisti tai kažkuo kitu. Vadinasi, jeigu aš visą laiką tik tai ramiai guliu, gali būti rizika, kad aš galvosiu apie darbą. Arba apie problemas. Taip. Arba apie save, kaip apie kažkokį netikėlį. Bet jeigu aš kažką tai darau, kur man sukelia naujus įspūdžius kažkokius, tai aš patiriu kažką naujo, aš neturiu laiko apie tai galvoti. Ir tada aš pailsiu, nes nemąstau apie tai. Tai vienas svarbus dalykas, to neaprašo, bet aš esu pastebėjęs per žmonės, kurie ten sako, buvom čia kelias dienas išvykę, Jėzu, atrodo, mes savaitę ten buvom, čia 3 dienos tik tai praėjo ir sako, kaip čia taip? Nes mes matėm tą ir ten taip buvo gražu. Ir galvoju, tai dėl to taip ir buvo. Tai čia svarbu irgi tą atkreipdėmėsi, nes mes galim, užsisukti tam rate, kur man reikia tik pagulėti, bet gulėdamas aš tiesiog mąstysiu apie tai, ką aš galėčiau nuveikti, jeigu negulėčiau. Tai ne poilsis tada, nes mąstymas apie kažką tai, jis vis tiek yra darbas kažkoks. Tai jeigu tai būna dar susijęs su tuo žmogaus darbu, tai dar blogiau. Mes su tavim prieš tai irgi kalbėjom, kad kaip svarbu dar ne tik kaip tu pats, bet ir tavo aplinka, tai yra tavo pasirinkta kompanija, tose atostogose tarpusavį bendradarbiauja ir kaip veikia visa ta sinchronizacija tarp žmonių, charakterių, poreikių, norų, nes irgi kuo daugiau žmonių, to daugiau. Ir pats keliauji irgi su žmona dažniausiai kompanijoje ir daugiau tų žmonių, ne? Ir kai yra ta fizinė veikla, irgi sunkiau suderinti. Bendravimą bendrai tikrai būna sunku ne tik atostogose, bet ir atostogose pasidaro viskas dar aršiau. Nors kiti sako, išvažiuosim atostogų, tada visos mūsų problemos išsispręs. Kai kuriem būna taip ir jiem neišsisprendžia, bet jie negalvoja tuo metu apie tai. Bet paskui grįžę, problemos grįžta. Tai Dainius kaip tik ir padeda žmonėms išsispręsti problemas, o ne užglaistyti. Bet žmonės išvyksta kartu kelionė. Ar yra irgi kažkokių patarimų, gal ir gerai patikrinti žmogų toj kelioniai, o gal ir kartu žinot, kaip išvengti tam tikrų susikirtimo taškų? Tai vėlgi apie poreikius kalbam 2 žmonių, čia vėlgi klausimas yra, kaip suderinti. Vienas sako, aš esu jūros žmogus, kitas sako, aš esu kalnų žmogus. Ir kaip dabar suderinti tuos abu poreikius, jeigu kažkam reikia gulėti prie jūros, aš sako, aš negaliu niekaip gulėti prie, man reikia eiti. Tai kaip suderinti? Atostogauti atskirai. Tikrai galima atostogauti atskirai ir kažkaip nesipykdė to. Aš suprantu be abejo, jeigu tai yra kažkoks tai finansinis momentas, tada be abejo, yra vienas atostogos ir tada galim sakyti, aš negaliu taip atskirai atostogauti, nes mums brangiau tiesiog viskas kainuos. Tada ieškom kompromiso kažkokio, tai kad kažkiek dalį ten, kažkur, kad abudu būtų patenkinti, o ne kad tik vienas žmogus būtų patenkintas, o kitas nelaimingas, arba abudu nelaimingi. Kompromisas, aišku, yra blogiausias variantas iš tų, nes vis tiek abudu bus truputėlį nelaimingi. Bet bus geriau, negu kad labai nelaimingi abudu, nes žiūrėkim, jeigu aš nusileidžiu ir darau kažką tai, ką kitas žmogus nori, bet to nepriimu kaip tokio normalaus dalyko, tai aš jausiu nuoskaudą. Ir ta nuoskauda gali atsiliepti. Aš galiu ten priekaištauti. Ir tas, kuris važiuoja prie jūros, nes nori būti prie jūros, jis irgi nepailsės, nes aš jums sugriausiu tą poilsį, nes aš noriu važiuoti į kalnus. Tai čia mes kartais gal nepagalvojame apie tai, bet žmonės pasąmoningai kartais taip daro, nes aš tu negaliu ilsėtis, tai ir tu nesilsėsi dabar čia. Nors aš sutikau daryti taip, bet kartais žmonės sutinka tiesiog dėl to, kad jie nesipriešina, negali pasakyti kito dalyko, nes tai bus konfliktas, o jie nenori būti konflikte ir niekaip neišsiaiškinantus, nes atostogauti
atskirai, jeigu leidžia finansinės galimybės, yra nieko blogo. Viskas yra gerai su to, mes neturim būti sulipę, nes mūsų gyvenimai nėra tokie, kad mes suliptume. Nes kai kas galvoja, kad kai atostogausim, tai mūsų komunikacija pagerės. Gal, bet nebūtinai. Mes tiesiog nekreipsim dėmesio, lygtais čia faini vaizdai, mes čia kažką, bet gali būti, kad mes nebendrausim irgi. Tai ar tai suteiks tą kažkokią tai išsigelbėjimą? Žmonės galvoja, tikisi to, bet aš kaip matau po to rezultatus, tai kad niekaip kažkaip labai tas nedaro įtakos. Tu tikriausiai labai dažnai girdi, kad buitis dažniausiai yra tai, dėl ko pora pradeda pyktis, atsiranda tie nesutarimai ir sako, kai atostogauji, tos buities nebelieka, nes nereikia gaminti dažniausiai, nereikia kažkuriam važiuoti pasimti vaikų ir panašiai, bet tai pačios problemos tai neįsprendžia. Neįsprendžia, nes ypatingai žmonės ir nenori per atostogas kalbėtis, nes jie sako, bet taigi dabar yra gerai, o kam dabar kalbėti apie blogus dalykus? Tai o grįžę, jiem jau yra blogai, irgi nekalbės apie blogus dalykus, nes jau yra blogai. Tai ir ką tada daryti? Kada kalbėtis apie tos visus blogus dalykus? Tai aš tai visai vertinu gerai tą pasirinkimą, kai mes su tavim prieš tai kažkada kalbėjom, kad labai gerai santykių pradžioje, kol yra švieži santykiai, reikėtų nuvažiuoti kelionę, pasižiūrėti, kaip tinka. Tokius su iššūkiais. Taip, ar tu jūros žmogus, ar tu kalnų žmogus, ar tinka, ar galim surasti bendrą abiem tinkantį sprendimą. Visai gera rekomendacija. Ir šiaip tai tikrai kelionėse žmonės pamato, galima pažinti žmonės, kai kurie kelionėse ypatingai randa netgi ir porą, jeigu važiuoja kažkokias grupinės tokias ekskursijas, kur yra suorganizuota ir kažkas tai daro, tokia kelionė kažkur, tai jie gali ten surasti antrą pusę kartais netgi, nes ten ir pasimato kartais, kad pamatai tikruosius veidus ir kai kurie tie veidai visai patinka. O kai kada tu pamatai tos veidus tikruosius, galvoji, su kuo aš atvažiavau dabar, kodėl man čia reikėjo. Ir tada gali pasitikrinti, iš tikrųjų gali pasitikrinti, ar galim kartu tada eiti toliau, nes tų kelionių gali būti ir bus daugiau per gyvenimą. Tai ar čia tikrai aš noriu patirti kiekvieną kartą stresą toje kelionėje. Aš tavęs paklausiu, nes man įdomu, o kaip žmonės ar drąsiai eina kalbėtis šiais laikais bendrai apie tas santykių problemas, ar ieško išeičių, o gal labiau netiki, kad padės, arba labai sunkiai pereina per tą kalbėjimosi pusę, kur nenori apie tos sunkius dalykus kalbėti. Kaip tu pats matai, vis tiek jau kiek metų tu toj srityje esi, tai ar yra pokyčiai kažkokie? Aš manau, kad yra, bet vėlgi tai mažėja stigma eiti į psichoterapiją, į porų terapiją. Pagal tai, kaip yra užimti porų terapeutai, tai pasirodo paklausa yra gana didelė. Tikrai pas tuos žymius arba gerą tokį vardą turinčius psichoterapeutus porų yra eilės. Tai vadinasi, kad yra taip kaip ir didėja tas noras apie tai kalbėtis. Dažnai girdžiu, kad aplinkoje žmonės išsigąsta eiti toliau, jeigu su pirmu ar antru pabandymu psichologo ar psichoterapeuto neatsiranda tas ryšys ir tada sako, ne, aš bandžiau, man netinka. Tai čia gal reiktų padrasinti, nesustoti ties pirmu, antru specialistu. Kiek vidutiniškai dažniausiai, nežinau, ar žinai statistiką, kiek užtrunka ar vizitų kartu, kad suprastum, ar tinka ar netinka ir... Aš manau, kad įvairiai, kai kurie gali suprasti po pirmo karto, kai kuriem prireikia kokių 4, kai kurie psichoterapeutai net ir turi tą tokį bandomąjį laikotarpį, tokį, kur mes dabar pasityrinėkime kaip kas ir po kažkiek laiko, po kažkiek tai vizitų nuspręsim, ką darysim toliau, ar jūs norėtumėte likti, ar jums tinka ar netinka. Bet reiktų į tai žiūrėti iš dalies truputėlį ne taip romantizuotai, bet kaip į kirpėją, sporto trenerį, bet kokias paslaugas teikiantį žmogų, kur, jeigu aš paskirpėnu jau ir man jisai blogai kerpa, arba man nepatinka kaip jis kerpa. O gali būti, kad jis kerpa labai gerai, bet užkniso jo šnekėjimas. Tai aš galiu jį pakeisti, ne? Ir niekam nuo to neskauda. Čia yra tik, kad truputėlį suaiškinu, kad jeigu aš atėjau pasidalinau savo skausmu jau pačioj pradžioj, tai man reikės vėl dalintis to su kažkuo kitu. Bet aš turiu tą pereiti, nes tai, kai aš gausiu
tą žmogų arba rasiu tą žmogų, su kuriuo aš galėsiu turėti ryšį ir kuris man padės pereiti mano problemas, tai atpildas ir visa nauda bus labai didelė. Ir tada bus galima gal pažiūrėti, kad nu jo, šiaip gerai, kad tai padariau. Nes jeigu būčiau negavęs pagalbos, tai galbūt ir nesąmonė. Dainiau, jau keliaukim prie mūsų 2 laidos rubrikų. Tai ar pasidalintum savo slaptu kelionės prieskoniu iš savo kelionės? Jo, tu sakai, kad čia turėtų būti kažkokia tai galimai vieta arba kažkas tai aš nieko geresnio nesugalvojau, kaip tik tai Nidos kažkokią tai vietą. Aš visiems rekomenduočiau, nu jo, šiaip tik aš vaikščiau ne sezono metu, tai man negrėsia niekas ten, kad kažką sutiksiu, bet vieta yra toksai takas aplink Nidą ir galima pradėti nuo marių, eiti link Parnidžio kopos ir eiti tiesiog mariomis, nu, palei marias, ne mišku, bet palei marias, tiesiog palei marias eiti iki tvoros. Atsidursit į tvorą ir ten tiesiog yra takas, bet yra palei kopą ir marias. Ir tekant saulei, tiesiog tekant saulė, jeigu yra giedras dangus ir teka saulė ir jis ten eina, tai ten atsiveria labai gražus vaizdai. Ten eini ir kažkurio momentu staiga Nida pasislepia, Nidos miestelis visas pasislepia už kopos ir tu esi kažkur tai tokioj kaip nežinomybei, nes yra tik tai vanduo, nieko daugiau nėra ir ten iš tos pusės saulė teka, tai yra labai gražus vaizdai. Tai vat, aš ten pasistengiu, kai ne sezono metas ir yra saulės, tai tada galima vėliau ten eiti, kai teka saulė. Tai man labai gražu ten. Ir o žiemą, jeigu užšalė, tai šis ten yra nuostabu. Tai jeigu pamatysi ne sezono metu žmonės, tai supras, kad pats ir prisidavai. Taip. O kaip manai, atostogų gerumui ar gerumui, tam kokybėje atostogų ar turi tada skirtumas, ar tu esi naujoj kultūroje, naujoj šalyje, ar tu taip pat ir savo šalyje, tik tai pakeitęs kraštovaizdį turi, ar net savo kieme gali tiek pat pailsėti, ar tas momentas yra kažkiek svarbus kokybėje? Tyrimai sako, kad nėra didelio skirtumo. Šiaip nėra didelio skirtumo, ar tu esi kažkur tai kitur, ar tu esi savo kieme. Viskas priklauso nuo to, nuo tų elementų. Ar gali atsiriboti nuo darbo. Tai jeigu žmogus, būdamas savo kieme, ten, nežinau, ten namuose būdamas, jis negali atsiriboti nuo darbo, tai vadinasi, kad jam tada reikia ieškoti būdų, kaip atsiriboti nuo to darbo. Psichologiškai. Bet jeigu jisai gali nuo to atsiriboti, jisai gali išeiti pasivaikščioti, aš esu turėjęs atostogas tokias, kur aš ėjau atkarpas aplink Vilnių. Tas takas aplink Vilnių. Taip, 100 kilometrų. Ir aš jau tiesiog pasidėmiau atostogas kažkada tai pavasarį prieš kelis metus ir tiesiog eidavau tas atkarpas. Ten kažkiek tai dienos laiko, vienas trumpesnis, kitas ilgesnis. Ir tai tam pačiam Vilniui, bet vietos, šiaip vaizdai, jie keisdavosi ir jie yra, kai kurios vietos būdavo toks, wow, geras. Čia Vilniuje yra tas? Kaip įdomu. Tai tikrai galima, jeigu žmogus būna atviras ir smalsus. Man atrodo, čia ta dalis yra labai svarbi, kad reikia būti atviru ir smalsiu ir tada tikrai galima rasti, ką veikti ir pailsėti tikrai. Galima į parką tiesiog nueiti ir kažkur nusukti kitų takų, negu kad anksčiau nusukai ir jau gali būti tokiam keistam jausme, kad geras kažkaip. Ir pasimirši, kad esi kažkur, kad mąstai apie kažką, tai ir tai bus poilsis. O oro faktorius? Nes visi sako, kad Lietuvoje, dėl ko dažnai renkasi išvažiuoti, ne vasarą, vasarą dažnai Nida tampa pasirinkimas, bet apskritai ypatingai pavasarį, kai būna po ilgo to pilkojo sezono, linkstama ir girdima visada, kad norim saulės, norim šilumos. Poilsiui turi įtaką temperatūrą? Manau, kad ten daugiau turi įtakos žmonių vitamino D gamybai ir viskas. Ir tas toksai subjektyvus saulės poreikis. Kur tiesiog su saulė, romantizuota saulė ir mums reikia saulės tam, kad mes gerai jaustumėmės. Ir tada mes daug labai galvojam apie tai ir jeigu mes galvojam, kad man nėra saulės, aš negaliu gerai jaustis, negaliu pailsėti, kai nėra saulės. Tada taip, aš šiaip pritariu, kad iš tikrųjų, kai saulė šviečia, viskas yra gražiau, viskas yra smagiau, tai faktas.
Jeigu, vėlgi, jeigu aš eisiu Vilniaus parke, kai lyja lietus ir kai saulė šviečia, tikrai aš norėčiau, kai saulė šviečia. Bet jeigu aš ten, mačiau, pažįstamas keliavo Islandijoje, lyja vėjas, pučia nežmoniškas, aš žiūriu ir man atrodo, čia yra blogiausias dalykas, kas gali įvykti gyvenime. Bet jam tai tas poilsis buvo didesnis, net ir tą visą iššūkį patyrus, nes tai tiesiog yra iššūkis. Ir jeigu žmogus nepalūšta, bet vėlgi čia yra psichologiškai, kurie palūšta. Ir jie nori sustoti, sakyti viskas, mane iškelkit iš čia, nežinau, teleportuokit mane kur nors, aš neįsiu toliau. Tai va čia yra psichologinis tas irgi fenomenas su to oru, kai kuriem yra svarbu tiesiog kaip apsirengsi. Ir jeigu gerai apsirengsi, tai tas ir oras nebaisus. Bet kitiem yra tiesiog psichologiškai tas toks daugiau įsitikinimas. O ne, tas nėra saulės. Nu va, tai kokia čia ta vasara Lietuvoje. Nu, nėra saulės. Nu va, dar čia išvažiavo į kažkas tai prie jūros. Ten nėra saulės. Nu, sėdi su šituo su megztiniu. Susimokėjai tokias kainas, nes Lietuvoje poilsis nėra pigus. Taip. Ir nėra saugų. Jėzu, pigiau būtų į Italiją būt nuvažiavus. Tai iš tikrųjų, šiaip tai, man atrodo, kad tikrai pigiau į Italiją nuvažiuoti ir ten gyventi ir ten valgyti, nes kainos tikrai mažesnė, kad pajūrėje pas mus. Nidoje vasara tikrai. O keliaujam toliau, Dainiau, tada prie tavo didžiausio kelionės feilo ir prie mūsų antros rubrikos. Tai žinau, kad aktyviai keliauji, tai prie tų aktyvių kelionių koks gyvykas, sakyčiau, kad pamoka tau? Tai pamoka yra tokia, kad nereikia niekada tikėti savo draugais, kurie sako, kad viskas bus gerai. Aš patikėjau, man draugas sakė, tai buvo mano pirma kelionė į kalnus. Aš nebuvau kalnuose ir mes važiavom į Slovakijos, man atrodo, kalnus, į Tatrus. Ir kažkaip tai buvo pavasaris, sakau, tai kaip man ten, tai ne, tai bus ten šilta, viskas gerai, ten normaliai, nu tai, ne, taigi čia normaliai, nereikia čia nieko, čia labai per daug. Tai gerai, man batus paskolinu, kerzus tokius, nu tai dzin, jau viskas tvarkoja, bet aš, ne įstriukės turėjau tuomet, aš ten turėjau tokius kaip, tokius dėduko marškinius, tokius, medvilninius kažkokius tokius, atrodo, kad šilti ir ten džemperių pro apačią pasikišau. Ir aš toks vaikščiau. Ir mes užlipom kažkur ten kalno ir ten buvo stiprus labai vėjas. O mano kepurėlė buvo tokia labiau, tipo, megzta, bet jinai labiau megzta iš kažkokių, nežinau ko, tokia reta, kad man pučia ir perpučia viską. Nu tai aš tada dėjau celofaninį maišelį ant galvos, nes tada neperputė tiesiog ir viskas. Nu tai ten buvo feilas, kad nereikia klausyti draugo, kai sako, kad viskas ten bus gerai, ten nešalta, viskas tvarkoj, o visą laiką, padidinti jo pasakymą, kad jeigu jis sako, kad čia eisim ten, nežinau, 5 km, tai supras, kad galimai gal reikės ir 10 km nueiti. Ir jeigu čia bus ne aukštai, tai tikriausiai bus dar aukščiau, negu kad jis sako. Ir jeigu sako, kad tik tai valandą eisim, tai gali būti, kad tikrai 2 eisim valandas. Nes tiesiog jisai sugebės viską padaryti taip, kad, čia ne, viskas gerai. Jis nesijaučia dėl to blogai, viskas tvarka. Bet, kai jau žinai, tada gali pasiruošti toms situacijoms ir jau būna lengviau. Tai su tuo draugu buvo tikrai pirma kelionė. Jo, bet jis vilaik mes iki šiol keliavom. Tai norėjau paklausti, ar vis dar keliavom. Bet pažinai pirmoji kelionė. Labai gerai pažinai. Jie mane pažino, jo. Aš tai jo žinojau turbūt, jie mane pažino iš naujo tada jau ten tikrai. Aš manau, kad jie susipažino su mane iš naujo. Aš dar nebuvau burbėjęs ten gyvenime. Tai kelionėse aš mėgstu burbėti. Tiesiog. Bet jie pripratę jau, kad aš burbu visą laiką, jie sako, gerai, burbėk. Taip, Dainiau, aš labai dėkinga tau, kad pasidalinai šiandien informaciją. Man pačiai atrodo, kad atostogos yra labai didelis, gėris ir padeda atsistatyti labai po visų ir perdegimų ir panašiai. Tai viena iš tų
detalių atsistatymą. Tuo pačiu labai smagu, kad keliaujant papasakoju, kad daug pati sužinojau, kokios yra sudedamosios dalis tos atostogų. Ir manau, kad žmonės dar aktyviau norės keliauti. Ir šiaip iš tikrųjų labai buvo įdomu to išgirsti šiandien. Tai ačiū, kad atėjai pas mūsų svečius, pasidalinai su Novaturo keliautojais, klausytojais ir žiūrovais ir su manimi. Tai ačiū tau labai iš pokalbį. Ačiū.